Dievo suvesti prie stalo. Kai jam buvo paduota valgyti, jis tarė: aš nieko nevalgysiu, kol nepasakysiu, ką turiu pasakyti. Pradžios 24 skyrius, 33 eilutė. Sunku suprasti, ką Abraomo tarnas Elizieras labiau norėjo papasakoti, sėdėdamas prie stalo su Abraomo giminėmis. Ar tai, jog matė akivaizdų viešpaties veikimą, ar tai, kad atėjo į šios namus išrinkti nuotakos šeimininko sūnui. Nugalėjo tarno noras pasidalyti įspūdžiu, kaip viešpats veikė jo kelionės metu. Kalbėdamas Elizieras 5 kartus ištarė žodį viešpats. Viešpats apsčiai palaimino. Viešpats, kurio keliais ėjau, meldžiausi viešpatė, ta moteris, kurią viešpats paskyrė, pagarbinau viešpatį. Antru klausimu tarnas nori pasakyti, ko atėjo į tuos namus, dar prieš tai auksiniais papuošalais, dosniai apdovanodamas Rebeką. Taigi aš nieko nevalgysiu, kol nepasakysiu, ką turiu pasakyti. Kai mes patirime viešpatį, nėra reikalo delsti. Geriausia to jau pat pradėti pasakoti. Šis viešpatį patyrė žmogus, Abraomo giminėms, kurio greičiausiai nepažįsta viešpaties, pasakoja, kaip Dievas veikė ir kaip jis surado šios namus. Viešpaties patyrimas yra labiausiai įtikinamas, kai jis dar neseniai patirtas, kai pasakotojo širdis dega, o akys spindi, kai tai, kas išgyventa, išreiškiama ne vien žodžiais, bet ir kūno kalba. Taigi pirmasis pasakojimo etapas – viešpats suvedė prie stalo teisingus žmonės – Eliezierą su Rebeka, Abraomo tarną ir jo giminės. Svarbus reikalas, kurį savo tarnui patikėjo šeimininkas Abraomas ir kurio sėkmės tikisi 40-metis Izaokas, prasidėjo nuo teisingų žmonių susitikimo. Iš pirmo karto sutikti teisingą žmogų yra lyg šieno kupetoje rasti adatą. Tačiau tarnas, kuris meldėsi ir prašė viešpaties pagalbos, rado iš karto. Sekdami Kristų mes tikime susitikimų prasmingumu, tikime, kad viešpats pakreipia žmogaus žingsnius ten, kur jis nori. Kiekvieną savo gyvenime turime daug reikalų ir kai būna malonu, kai tvarkydamas vieną ar kitą reikalą sutinki tą teisingą žmogų, su kuriuo kartu gali dirbti, keliauti, tapti draugais ar net sukurti šeimą. Kai nežinai, ką daryti darbe, kelionėje ar gyvenime, kartais į pagalbą ateina žmonės, kurie tai žino ir mielai tau padeda. Kaip mes priimame tokius dalykus? Kaip vertiname tokius sutapimus? Tų teisingų žmonių nepaleiskime iš savo gyvenimo. Bendraukime su jais, palaikykime ryšį ir draugystę. Netgi tada, kai mūsų nuomonės išsiskiria. Santykio su jais neišsižadėkime, nes jei viešpats mūsų suvedė, vadinasi, tam yra priežastis ir tikslas. Tie, kurie tiki tokiais Dievo suvedimais, yra laimingesni žmonės. Jie žino, kad viešpats duoda ne vien tik maisto, daiktų, namus, bet ir gerus santykius su žmonėmis. Tos santykius reikia ugdyti, kurti, tačiau vis vien jie yra viešpatės. Jei viešpats suvedė, tai tos santykius turėtume statydinti ne emocijomis, o supratimu. Antras pasakojimo etapas – Elizieras norėjo papasakoti ne vien apie malonų sutapimą, bet apie šio sutapimo prasmę. Jis sako, negaliu valgyti, kol neatskleisiu visų savo kelionės tikslų iš karto. Keliauti toliau nebėra prasmės, nes kelionės tikslas čia, taigi čia kelio pabaiga. Elizieras prie stalo turėjo tokį pasitikėjimą kalbėti apie Izaoko ir Rebekos santuoką, nes šiame sutapime matė viešpatės valią. Kai Adomas jautėsi vienišas, viešpats sukūrė Ievą ir atvedė pas jį. Adomas neturėjo iš ko rinktis, jis negalėjo palyginti Ievą su kitomis moterimis, jis ją priėmė kaip Dievo dovaną. Izaokui, kuris dar nematė Rebekos, žmona yra parinkta patikimo žmogaus,
ir jos tėvų sutarimu, akivaizdžiai Dievui vedant. Rebekai, kuri nėra mačiusi Izaoko, pasakojama šeimos istorija, koks yra Izaokas, su kokiu tėvu, kokiuose namuose, kokioje šalyje jis gyvena. Štai prie stalo Eliezieras pasakoja, kad atėjo parinkti ne geriausios žmonos savo šeimininko sūnui, bet parvesti tą, kurią Viešpats yra jam išrinkęs. Klausimas apmąstymui. Ar patyriau kažką panašaus iš Viešpaties kaip Eliezieras? Jei taip, ar papasakoja apie šį įvykį iškart, kol jis neišblėso iš atminties ir kol racionalūs paaiškinimai neužgožė patyrimo? Malda. Viešpatie, primink man tus įvykius, kada jutau tave veikiant, bet nutylėjau ir niekam to nepapasakoju. Suteik man drąsos pasakoti apie tave kitiems žmonėms.